Sveiki visi, įsijungia Futbolas TV tiesioginę transliaciją. Šiandien sveikinamės iš Vilnius Football Academy namų VFA Hanna stadiono. Jis nėra toks sėkmingas nominaliems favoritams. Taip plačiau po klaipėdiečio atakos. Nelaikio perdėjimas ir išvystama ataka Litvinas. Jog klaipėdiečiams patirtis Baltijos jaunimo futbolo lygoje suteikia daug naudos. Galima tikėtis būtų iš klaipėdiečių. Cinkušo smūgis. Ir koks gražus įvartis! Klaipėdiečiai vienas kitas sveikina prie Vilniečių išpuolis. Tai gali lemti titulo klausimą. Ta frustracija dabar įdomesnis mėginimas. Kamuolys pasiekė jo komandos draugą. Šansas smūgiui ir vartininkas turi gelbėti. Jo perdavimas ir pasiekė kamuolį. 21 numeris Rokas Melaikis. Antrajame aukšte. Almantas. Cinkušo smūgis, vartininkas gaudo. Dalyvauja šioje situacijoje, atliekamas smūgis. Perdavimas. Atlieka Cinkušas su kamuoliu. Arminas Marozai ir lenktynės dėl kamuolio. Nes laimi klaipėdietis, bet smūgis. Arminas Marozai ir lenktynės dėl kamuolio. Nes laimi klaipėdietis, bet smūgį atlieka netaiklų. Tai stebėjusiems, tad susimatysime po savaitės paskutinėmis čempionato ture Panevėžyje. Tai pasirašymas buvo labai geras rungtynėms. Išėjom su emocijom, energija buvo didelė labai. Įmušėm greit įvartį ir užsitarnavom vietą Baltijos lygoj. Ir per treniruotės mąstėm apie rungtynės, galvojom, kad laimėsim, nusiteikėm. Ir treneris aiškina, kad labai paprastai jiems yra spaudimas, jie žaidžia dėl medalių, o mes atvažiuojam be spaudimo ir įkasti jiems, kaip sako. Kaip ir minėjai, pelnei labai gražų įvartį. Kaip sekasi būtent treniruotis, ruoštis tokiams lemiamoms akimirkoms? Svarbiausias dalykas - disciplina turi būti. Visą laiką turi būti disciplina ir nežinau, ką dar pasakyti. Kaip ir minėjote, Baltijos jaunimo futbolo lyga buvo jūsų tikslas ir ta medalio zona taip pat pasiekiama. Kokie dabar lūkesčiai būtent pasibaigiant šiam čempionatui? Jums liko paskutinės rungtynės. Paskutinės rungtynės reikia laimėti. Nori medalių, tai turim laimėti, išeisim su tą pačią energiją ir laimėsim. Taip, kovosim iki galo. Aiškus, treneris nori, kad laimėtume paskutinės rungtynės, stengsimės laimėti, kovosim, kadangi Bivonas nėra tikrai silpnas varžovas ir bandysim tos medalius krapštyti. Išėjom lyg laimėjau, nežaidėm pirmam kėliny, galvojom bus lengvas varžybos ir kadangi sezono galas, reikia laimėti, visi degam, visi spardom ir bandom kuo atsargiau žaisti, kai kur reikia atsargiau pažaisti, gal šaltakraujiškiau sužaisti. Bet taip išėjo, kad vėl perdegėm, vėl pirmam kėlinį pasimetėm ir pradėjom žaisti tik nuo antro kėlinio. Kokia buvo jūsų komandos trenerio žinutė būtent po pirmojo kėlinio, per kurį klaipėdiečiai ir pelnė įvartį? Tai, kad išėjom į kėlinę pridėjęs tiesiai šviesiai ir nekovojom, atvažiavo klaipėdiečiai iš Klaipėdos, visi pavargę. Nepavargę, aišku, bet daug labiau už mus norėjo žaisti pirmam kėliny ir treneris norėjo perduoti žinutę, kad čia mūsų namai ir mes turim pagaliau pradėti žaisti, nes antras iš eilės varžybas pirmam kėliny labai lengvai žaidžiam ir gaunam tos įvarčius. Tai buvo žinutė, kad turim susikaupti ir parodyti charakterį ir turim išeiti antram kėliny daug geriau. Nebuvo jokių taktikų, tiesiog užsivedimas ir charakteris. Šiame čempionate, šiame sezone, jeigu mes galėtume įvertinti, vis tiek jūsų organizacija atliko didelį žingsnį į priekį ir pagaliau galima kalbėti apie kovą dėl aukščiausios prabos medalių. Kaip tavo akimis žiūrint, jūsų komanda per šios pastaruosius metus patobulėjo žaisdama Samsung Galaxy Watch elitinėje jaunių lygoje?
Aš manau, kad tai yra turbūt bene geriausia akademijų visoje Lietuvoje. Tikrai per 5 metus didelę pažangą ir stadionas ir taip toliau. Tai aš manau, kad visos grupės gali ir 9, ir 8 gali žaisti dėl prizinių vietų, nes turim gerus trenerius, kurie nori tobulėti. Ir ja, manau, labai per 5 metus daug padarėm ir tikiu, kad bus tik geriau.